7 priežastys, kodėl pieno produktai gali būti tau netinkami ir ką daryti. 1. Netoleruoji pieno cukraus laktozės. Rinkis produktus be laktozės. 2. Esi alergiškas pieno baltymui kazeinui. Atsisakyk pieno produktų visiškai. 3. Tavo racione per daug sočiųjų riebalų. Rinkis pieno produktus liesesnius, pusriebius, ribok sviestą, grietinę, sūrio perteklių. 4. Tavo racione per daug gyvūninės kilmės maisto. Todėl sumažink pieno produktų vartojimą. 5. Su pieno produktais gauni daug cukraus ir druskos. Vartok tik raugintus fermentuotus pieno produktus, ne su cukraus pertekliumi, ne persūdytus. 6. Tavo organizmas nepasisavina kalcio ir gerųjų bakterijų iš pieno produkto. Vartok ir kitus kalcio bei gerųjų bakterijų šaltinius bei subalansuok savo mitybą. 7. Nelaiku valgomi pieno produktai ir pienas geriamas nelaiku, tai gali sukelti sveikatos problemas. Todėl atsisakyk kavos po pietų. Patiko patarimai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare patiko.